Labas rytas. Dažnas mūsų vos tik atėjus vasarai kelia sparnus į užsienį, galvodamas, kad ten pamatys kažką naujo, netikėto, nematyto. Tačiau labai dažnai pamirštame, kad patys gražiausi dalykai yra čia pat šalia mūsų. Kaip ten sakoma, senos dainos, geros dainos. Šiandien skamba vėl naujai. Na, o dabar kaip tikri žurnalistinio meno meistrai išsyk neatskleisime, į kurį Lietuvos kampelį šį kartą atvedė nostalgijos išsiilgusi dūšia. Taigi spėkite mįslę keturgyslę. Nutolęs nuo Vilniaus 58 km, nuo Kauno 42. Buvęs dvaras, kuriame šeimininkavo žymioji grafų Tiškevičių giminė. Sovietiniais laikais vieta, kurioje laiką leisdavo toli gražu ne visi mirtingieji. Šis nuostabus ramybės užutekis skubančiame pasaulyje gyvas iki šiol ir laukia jūsų. Ar jau atspėjote? Tikriausiai pirmiesiems pasisekė tiems, kurie dažnai keliauja autostrada iš Vilniaus į Kauną ir atvirkščiai. Sveiki atvykę į Bačkonis! Sakoma, ypatingos vietos turi tokią stebuklingą galią pritraukti ypatingus žmonės. Bačkonis neišimtis. Būtent čia sutikome socialinių ir kultūros projektų vadovą, pedagogą bei žurnalistą poną Giedrių, kuris drąsiai galima sakyti įsimylėjęs šią ramybės oazę Bačkonis. Tai buvo tokia pat graži vasariška diena ir kažkaip važiuodamas pamačiau prie kelio Bačkonių reklamą ir taip susiasocijavo, kad tarybiniais dar laikais čia buvo tokia prestižinė vieta, kur rinkdavosi politikos, meno, kultūros elitas ir tiesiog suintrigavo tos legendos tokie atgarsiai ir nusprendžiau pabandyti pats. Ar išeis man pasijausti to elito dalimi? Na ir iš tiesų lūkesčiai buvo su kaupu patenkinti ir pasitvirtino. Radau elitinį aptarnavimo standartą pagal tas vertybės, kurias aš vertinu. Tai yra natūralus sveikas maistas, nes jie čia, kiek žinau, produktus ima iš aplinkinių ūkininkų. Man tai labai yra svarbu, nes šiais laikais sveiko ir natūralaus maisto su tikru skoniu gauti yra, kiek žinau, nelengva. Na ir man imponuoja gamta, natūrali gamta, nes čia yra iš tikrųjų galimybė atsipūsti, pabėgti nuo tų miestų šurmulio, šiek tiek iš to gyvenimo greitkelio išsukti ir susitikti su draugais, pabūti galų gale su savo mintimis, apmastyti planus dienos darbų. Aišku, man paskutinėje vietoje yra ir nuoširdus servisas, kai iš tikrųjų jauti, kad tavo atvykimu džiaugiamasi, o ne vien skaičiuojama, kiek tu čia paliksi pinigų. Ne veltui kažkada buvo tokia populiari frazė. Neturėk 100 rublių, bet turėk 100 draugų. Netrukus įsitikinome, Giedrius buvo teisus. Visas Bačkonių aptarnaujantis personalas buvo nuoširdus ir draugiškas. Ir visai ne dėl to, kad atvykome nešini kameromis ir mikrofonais. Patikėkite, tikro nuoširdumo nesuvaidinsi. Buvo gera bendrauti, stebėti, kaip bitutės zujančius ir kaskart šypseną dovanojančius padavėjus ir padavėjas. Buvo gera tiesiog niekur neskubėti. Na, aš sėdžiu jaukioj, pavėsiniai, romantiškai nusiteikusi ir laukiu su meilė iškeptų šašlaikų. O, papa. Pagaliau pavalgysiu kaip žmogus. Na, pirmas man. Tikras lietuviško šašlyko skonis. Gal norit paragauti? Ai. Ponas Giedrius, kuris, kaip supratome, čia užsuka kaskart, kai tik vyksta pro šalį, paminėjo ir dar vieną Bačkonių pliusą. Jeigu mes planuojam susitikimą su draugais, tai čia būna toks, kaip žinot, kompromisinis variantas, pusiaukelį. Nes Vilniečių ne visada leidžia ambicijos atvykti į Kauną, o kauniečiams atvirkščiai. Taip, kad mes čia labai sprendžiam šitą klausimą, susirinkdami pusiaukelį Bačkonyse. Bačkonyse pajusite ne tik anuometinio laiko dvasią. Čia sudarytos visos sąlygos trokštantiems justi šiuolaikinį pasaulio pulsą. Netrukus šioje konferencijų salėje vyks seminaras, atvyksta apie 50 žmonių. Labai džiaugiuosi, kad mes ją galim pafilmuoti, kol nieko nėra, pamatysime visus jos privalumus. Na, o šiaip joje telpa apie 250 žmonių. Kai jie pavargsta, eina pailsėti į poilsio zoną.
Erdvi poilsio zona, 2 pirtys, baseinas, virtuvė, viskas, ko reikia, kad po seminaro ar konferencijos galėtumėte atsipūsti ir pabendrauti. Svečių patogumui čia pat antrame konferencijų centro aukšte galima ir apsistoti. Pro konferencijų centro langus atsiveriantis nuostabus kraštovaizdis užbūrė net ir patį šalčiausią ir racionaliausiai mąstantį protą. Reportažo pradžioje sakėme, kad ypatinga vieta traukia išskirtinius žmonės. Tai, ką dabar matote, nejučia pakursto dailiosios lyties atstovių fantazijos ugnį. Du raumeningi vyrai demonstruoja savo sugebėjimus. Toks mielas reginys akims Bačkonyse ne naujiena. Dziudo, sambo, šidokan, karate ir bušido Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatų nugalėtojas Jordanas Poškaitis vienas tų pamilusių Bačkonis nuo pirmojo apsilankimo. Būtent čia jis su kolegomis ruošia stovyklas. Tai būtų pirmas toksai svarbus momentas yra tai, kad tai yra patogu tiek iš Kauno, tiek iš Vilniaus privažiuoti sportininką. Plius gamta labai tikrai nuostabi ir maloni, pati aura yra gera. Toliau apsigyvenimo sąlygos yra geros. Yra kur sportuoti, yra kur pabėgioti. Aišku, skaniai maitina plius, kas ir sportininkam yra svarbu. Ir kažkaip patiko. Vieną kartą pabandėm su kolektyvu, patiko, tai dabar laikas nuo laiko tai darom. Ne vien tik sportuoti į Bačkonis atvyksta Jordanas. Čia jis mielai lankosi ir su savo šeima, žmona bei 3 dukterimis. Su šeima atvažiuojam, nes dažnai tenka važiuoti iš Kauno į Vilnių. Tai tikrai ramiai užsukti papietauti, maistas skanus ir net nebrangus tikrai, kas žmonėms šiai dienai taip aktualu, ir porcijos didelės, ir vaikam yra kur pažaisti. Tai tikrai smagus kampelis. Labiau jaukus, nėra taip, kad apkrautas būtų kažko tokio, kas erzintų. Atrodo, viską pamatėme, daug ką užfiksavome vaizdo kameroje, tačiau svarbiausia jausmas, kuris aplanko prieš išvykstant. Gal pasakysime tiek, išvažiuoti tikrai labai nesinorėjo. Sakoma, kad kiekvienas turi turėti vietą, kuris gali pabūti su savo mintimis. Aš tokią vietą radau Bačkonyse. Nesakome sudie. Tiesiog iki kitų malonių susitikimų Bačkonyse. Legenda gyva. Atraskite ją iš naujo.